Ačiū. Viens girdisi, ne? Ačiū labai. Iš tikrųjų, kaip visą laiką, yra labai smagu čia grįžti ir toliau pakalbėti apie Indiją. Prieš porą metų kalbėjau apie Indijos siaubo kiną. Šiandien pakalbėsiu labiau apie koncentruosiu ties populiariąją kultūrą, nors šiek tiek to santykio su siaubu irgi bus nedaug, bet vis tiek bus šiandieną. Tai visų pirma, man atrodo, kad tie, kas esat bent kažkada tai buvo Indijoje, esat susidūrę su tokia spalvinga hindų mitologija, kurią iš tikrųjų net jeigu ir nesate kažkaip tai studijavę ar gilinęsi į šitą mitologinę sistemą, tai visą laiką jinai jūs lydės Indijoje. Ir aš vartoju žodį ne indų mitologija, bet būtent hindų mitologija, kadangi vis dėlto Indijoje, kaip žinome, koegzistuoja ir sugyvena sėkmingiau arba netaip sėkmingiau veik visos pasaulio religijos, tačiau didžioji dalis Indijos gyventojų vis dėlto yra hindai. Ir todėl tie ženklai dažniausiai yra būtent ateinantis iš šitos mito religinės sistemos. Ir tai, ką jūs pamatysite gatvėse, turguose, kur šitie spalvingi deivių ir dievų paveikslėliai, jūs iš tikrųjų lydės visur, nes namuose, šventyklose, visur šita estetika yra iš esmės tokia, galima sakyti, netgi konvencinė. Kaip šita estetika iš vis atsirado, tai ištakos seka, galima sakyti, 19 amžių. Ir susijęs su tokiu dailininku, kuris iš esmės revoliucionavo visą Indijos tapybos mokyklą, Raja Ravi Varma, kuris ir padėjo pagrindus šitai tokiai gyvybingai, spalvingai estetikai. Ir kodėl aš pradedu nuo jo, nes iš tikrųjų turbūt nepaslaptis daugam, kad pati turbūt paveikiausia ir pati plačiausia populiariosios kultūros forma Indijoje yra vis dėlto kinas. Ir jam mes irgi skirsime daug dėmesio, bet kinas iš tikrųjų ir kino gimimas buvo labai susijęs su visa vizualiaja kultūra, nes vienas iš pirmųjų Indijos kino režisierių, Dadasahebas Phalke, jisai dirba pas Raja Ravi Varma, jo litografijos spaustuvėse ir mes iš tikrųjų matome tą įtaką, kad jisai taip truputėlį sėmėsi tų įvaizdžių ir juos perkelinėjo iš šitų spalvingų litografijų į dar kol kas nespalvotą Indijos kiną. Tai tų panašumų tikrai yra ir tas yra labai įdomu, kad visa Indijos kino pradžia gali būti siejama su mitologija, nes pirmieji filmai tai ir buvo mitologiniai filmai. Ten yra daug tų įvairiausių jau irgi mitologizuotų istorijų, kaip Dadasahebas Phalke pamatė italų berods filmą apie Jėzų Kristų ir tuomet pagalvojo, kad vis dėlto tos visos istorijos, kurios iki šiol buvo tik tai įvaizdintos dažniausiai arba folklorinio teatro scenose, galėtų atgimti kino ekranuose ir jam tai pavyko ir mes matome, kokį efektą tai sukėlė. Aš palikau originalią citatą, bet mes čia matome iš tikrųjų iš laikraščių, jau tyrėjų atkapstytus laikraščių tokius pamastymus, reportažus apie tai, kaip vis dėlto žmonės reagavo, kai jie pirmą kartą nuėjo pamatyti šitų filmų. Tai mes matom, kad iš tikrųjų, kai jie pamatė savo vienus ar kitus mylimus dievus, atgyjančius ekrane, jie puolė, reiškia, prieš ekraną ant kelių. Ir tai iš tikrųjų yra labai svarbi detalė, aš manau, nes jinai mus kažkaip tai parodo, kokiame santykėje ta mito religinė sistema tarp žmonių yra šiandieną. Nes, kaip ir minėjau, tuos ženklus ir įvaizdžius ir vaizdinius mes matome ko ne visur. Ir kas yra įdomu, kad šita tradicija yra gyva ir jinai nuolatos veikia žmonės ir žmonės veikia šitą tradiciją. Ir todėl neišvengiamai, aišku, viskas tuomet yra persmelkiama ir įvairiausių politinių judėjimų ir nuostatų, besikeičiančios ten socioekonominės padėties ir panašiai. Todėl aš šiandien ir bandysiu per tokius keletą
atvejo studijų, nes esu prisiruošęs labai daug medžiagos, bet kaip visą laiką, aišku, reikės po to skubėti ir bėgti per visas skaidrės, kad viską spėčiau papasakot, bet turbūt ir nespėsiu visko. Bet būtent pasižiūrėti tuos ryšius su populiariaja kultūra, su vaizdiniais ateinančiais iš šitos mitoreliginės tradicijos ir be abejo su šiandieninė arba su tuometinė, apie kuriuos laikmečius mes kalbėsim, sociopolitinė sistema. Tai vienas iš tokių turbūt žymiausių mito-religinių herojų Indijoje be abejo yra Rama iš epinės poemos, epinio tokio ciklo Ramajanos. Yra iš tikrųjų, kai mes kalbame apie hindų mitologiją, hindų religiją, apskritai yra labai sudėtinga iš tikrųjų kalbėti, kadangi tai yra tokia gana eklektiška, galima sakyti, sistema, nes jinai nėra organizuota taip, kaip yra organizuotos visos kitos religijos, kaip ten krikščionybė ir islamas, tai yra nėra kažkokio tai patriarcho, autoriteto ir nėra kažkokio tai vieningo šventraščio. Iš tikrųjų, tų šventraščių yra labai daug ir skirtingos grupės žmonių turbūt prioritizuoja vienus ar kitus šventraščius, bet taip jau susiklosti, kad būtent Ramajana yra iš tiesų vienas iš tokių pagrindinių, galima sakyti, populiariausių atspirties taškų šitai mito-religiniai sistemai ir todėl mes jos turbūt daugiausiai ir matome atgimstančios labai įvairiomis formomis. Tai čia mes matome, kaip Ramajano siužetai nuolatos pasirodydavo kino ekranuose, bet kino ekranai, čia galima pamatyti ir įvairiausių ten versijų Ramajanos, vėlgi, kaip matote, viskas, visi šitie spalvingi įvaizdžiai, irgi ateinantis iš tos Raja Ravi Varmos estetikos. Bet Ramajana iš tikrųjų yra susijusi su Dievo Višnaus mitologija. Dievas Višnus yra vienas iš pagrindinių tų tokių hinduistinio panteono trejybių dievų, tai Brahmo, Šivos ir Višnaus. Višnus turi 10 įsikūnijimų, čia mes matome juos visus išsidėsčiusius, tai sakoma, kad kai mūsų pasaulis atsiranda ties kažkokie tai kataklizmais, krizėmis, kosminėmis krizėmis, tai Višnus atgimsta vienais ar kitais avatarais arba įsikūnymais. Tai Rama, Krišna yra vieni iš tokių paskutinių įsikūnymų, aišku, Buda yra laikomas irgi vienu iš įsikūnymų, čia, aišku, ko gero tai įvyko dėl to, kad kai budizmas atsirado, tai jisai, pradėjo plisti pakankamai greitai tarp tokių paprastų žmonių, tai buvo pamanyta, kad ko gero reikėtų jį irgi inkorporuoti į tą visą įsikūnymų sistemą, kad tiesiog tai nebūtų kaip atskira kažkokia tai religija, tiesiog kaip hinduizmo dalis. Ir Kalkė avataras tai yra avataras, kuris dar tik tai ateis. Tai yra jisai ateis tada, kai mes vėlgi mums reikės truputėlį atsinaujinti, tai yra turbūt sunykti ir vėl prisikelti. Apie jį tos mitologijos yra labai nedaug, bet jos yra jau dabar šiuolaikinėje mitologijoje arba šiuolaikinėje fantasy literatūroje, apie kurią, jeigu liks laiko, pakalbėsiu truputėlį vėliau. Tai Rama iš tikrųjų jisai ir Ramajana ir vienas iš įsikūnių Rama buvo pakankamai dažnai vaizduojamas įvairiose adaptacijose šito kūrinio. Bet nuo maždaug 70-mečio mitologinis kinas pradėjo eiti šiek tiek į užribį, kadangi be abejo tas bolivudinis, galima sakyti, nors dar to termino jis dar nebuvo įsigalėjęs, bet populiarus, sakykime, melodraminis kino siužetas perėmė kino ekranus ir natūraliai tos visos melodraminės meilės istorijos šiek tiek sumažino mitologinių siužetų populiarumą ir todėl jiems reikėjo kažkaip tai atgimti ir tas atgimimas buvo televizija. Tai mes artėjame prie fenomeno, kurio Indija, beveik galima sakyti, nematė
nuo pat kino atsiradimo pradžios, tai siejama su Indijos nacionalinė televizija Doordarshan, kuri buvo įsteigta 82 metais ir čia buvo toksai laikoma toks didelis pasiekimas, nes tai buvo praktiškai visoje Indijoje transliuojamas vieningas televizijos kanalas, kuris, kaip galim numanyti, nebuvo visiškai populiarus, nes tenai dažniausiai buvo kažkokios tai informacinės programos ir žinant tai, kad didžioji milijonų, tuo metu dar ne milijardų, bet milijonų Indijos gyventojų tikrai neturėjo televizoriaus, tai numanyti, kad jie būtų kažkaip tai suinteresuoti žiūrėti šitas programas neturint galimybės tą daryti, tai iš tikrųjų taip ir nebuvo. Tai jis buvo labai nežiūrimas, galima sakyti, kanalas ir kažką reikėjo su tuo daryti. Ir atsakymas atėjo, kai buvo, galima sakyti, sukurtas pirmasis Indijos serialas ir be abejo tai buvo adaptuota Ramayana. Tai pradėtas transliuoti 87 metais, 78 epizodai, maždaug pusvalandžio trukmės. Tai, kas įvyko, kai šitas serialas buvo paleistas, tai yra iš tikrųjų precedentų neturintis įvykis. Ir tai yra įvardėjama kaip Ramajanos karštinė, nes šitas serialas iš tiesų sustabdė visą Indiją tais sekmadienio rytais, kada jisai būdavo rodomas. Gal mes galim kažkiek palyginti su 90 metais Lietuvoje, kai buvo rodomas Turtuoliai irgi verkė. Man atrodo, tas serialas irgi truputėlį pristabdydavo visą mūsų gyvenimą. Bet kuriuo atveju mes galim truputėlį pasižiūrėti, tai iš tikrųjų tai yra vienas iš tokių nuosekliausių viso šito epo perpasakojimų, nes per 78 epizodus tikrai galima išpasakoti pakankamai detaliai visą istoriją ir šitas serialas ir padarė. Tai nesu tikras, kiek iš jūsų esat matę. Aš truputėlį pasukinėsiu, jeigu man leis, nelabai leidžia. Aišku, supratau. Man reikėtų... Čia ko gero negalima išeiti iš to double screen modo. Jo, nebent taip tada galim padaryti, jeigu tai man leis padaryti. Taip, pasižiūrim. Jo, gera mintis. Nes čia daug tos visą seriją, tai aš nenoriu, kad jūs kankintumėtės visą žiūrėdami, bet aš tiesiog noriu parodyti jums truputėlį tos estetikos. Čia yra scena, iš vis, ta prasme, mums turbūt reikia paklausti, ar esat susipažinę su šitą istoriją. Jo, taip ir maniau. Tai, kaip sakant, in a nutshell, labai greitai ir trumpai, tai Rama atgimsta karaliaus valdovo Daširatos šeimoje, Ajodhjoje, šalia kitų savo brolių. Ir tenai dėl tam tikrų šeimos intrigų jisai yra išsiunčiamas į tokį exile arba į tremtį 14 metų, su juo išeina jo žmona Sita ir jo brolis Lakšmanas. Ir jie gyvena miške, ten saugo mišką nuo įvairiausių demonų ir taip toliau, bet vieną kartą Ravana, kuris gyvena paslaptingoje saloje Lankoje, tai be abejo referentas į kaiminystę Indijos esančią Šri Lanką, bet, žodžiu, tenai yra demonų karalystė ir demonų karalystės vadovas Ravana sugalvoja pagrobti Sitą dėl to, kad jinai yra nuostabaus grožio. Ir jisai tą padaro, nusiveža ją į savo salą ir tada Rama turi ją susigrąžinti. Tai jisai kreipiasi pagalbos į tokios rasės vanarų arba, aš negaliu sakyti beždžionžmogių, bet reiškia tokių mitinių beždžionių žmonių rasė, vanarai, kurių vienas iš tokių žymiausių, kaip sakant, atstovų dievų yra dievas Hanumanas, kurį mes labai dažnai matome irgi ikonografijoje visoje. Tai vat Hanumanas
šitoje serijoje išskrenda į Lanką pasižiūrėti, kaip ten sekasi tai Ramos žmonai. Tai čia štai. Žodžius, čia yra visa serija iš esmės yra skirta jo kelionei, jis ten sutinka įvairiausių demonų ir panašiai. Nu va, tai idėja supratot. Bet iš tiesų tai yra, aišku, iš vienos pusės mes galim galvoti, jo, Star Warsams jau Star Warsai buvo seni palyginus, jau 10-metį egzistavo, bet turim suprasti šitą dalyką, kad Indijos didžioji dalis gyventojų iš vis nebuvo ekspozinti jokiai CGI, reiškia, praturtintai kino produkcija ir todėl jiems tai buvo visiškai naujas atradimas ir todėl yra nenuostabu, kad mes ir turime šitą Ramajanos karštinę, kadangi tai buvo visiškai naujas potyris milijonams Indijos gyventojų. Ir čia yra irgi iš laikraščių to meto įvairūs reportažai, kasgi vykdavo. Tai čia jau išverčiau, žiūrėk, sekmadienį rytai jau nebebus tokie, kaip buvę, didžioji dalis šalies visiškai sustoja, laikrodžiai išmušus 9:30, žmonės meta visą savo veiklą tam, kad galėtų įsijungti Ramanando Sagaro Ramajaną. Nukeliami telefonų rageliai, atšaukiami susitikimai, gamyklos negali surasti darbuotojų, net jei siūlo dvigubą algą. Nasike piligrimai neranda šventikų religinėms apeigoms atlikti. Politinių, verslo ir kitų susitikimų laikas keičiamas taip, kad nesidubliuotų su Ramajanos transliacija, nes priešingų atveju susitikimuose niekas nepasirodo. Pranešama, kad pusė viešbučių ir ligoninių personalo nepasirodo darbe per serialo transliaciją. Ten dar buvo irgi, kaip mes žinome, Durdarshan ta televizija turėjo finansavimą tik tai daliai šitų serijų ir kai buvo sužinota, kad Ramayana nebus užbaigta, tai buvo didžiulis streikas ir tenai darbininkai išėjo į gatves ir taip toliau, tai buvo priversta Durdarshan užbaigti šitą serialą tam, kad šalis visiškai nesustotų. Tai tada buvo Mahabharata, kitas serialas. Bet prie to prieisim, nes iš tikrųjų tai tas serialas turėjo labai rimtų politinių pasekmių. Čia yra įdomus momentas tas, kad mes galim galvoti, kad žmonės tiesiog sustodavo visas darbas, bet iš tikrųjų labai įdomus reiškinys yra tai, kad serialo žiūrėjimas buvo ir religinis potyris tuo pačiu metu. Ir čia vėlgi yra daug tokių įvairiausių reportažų, kur sakoma, kad daugelį namų Ramayano žiūrėjimas tapo religinių ritualų. Televizoriai puošiami gėlių girliandomis, ištemomis adalmedžio ekstraktų, pučiamos ritualinės kriauklės, seneliai liepia jauniesiams šeimos nariams prieš peržiūrą nusiprausti, taip pat yra laikomasi pasniko. Tai žodžiu, kiekviena serija yra kaip toksai religinis potyris. Ir mes irgi prieisim, tikiuosi, turėsiu laiko prie to, kaip yra sukuriamas šitas religinis patyrimas. Tai ko gero nėra vien tik tai šitie visi specialiai efektai, bet yra kažkas daugiau, kaip šitas kinas veikia. Tai žodžiu, kai aš sakau, kokių politinių pasekmių turėjo šitas serialas, tai yra tikrai labai įdomu matyti, kaip populiarioji kultūra ir religija veikia tą viešąjį gyvenimą.
Nes po keliarių metų, tai yra 92 metai, yra vienas iš skaudžiausių Indijos politinių įvykių po pat 47 metų, po pat nepriklausomybės atgavimo, tai yra Babri mečetės sunaikinimas Ajodhjoje, kai šimtai tūkstančių žmonių apsiginklavę ten visokiais kastuvais, laužtuvais, tiesiog nušlavė šitą mečetę nuo žemės paviršiaus, beveik, praktiškai ją visiškai suniokodami. Priešistorė šito, kodėl yra miestas Ajodhja? Ajodhja tai yra Ramos gimimo vieta. Ir be abejo, kai Indija turėjo labai daug įvairiausių ekspansijų ir viena iš ilgiausiai dominavusių dinastijų buvo vadinamoji Mughalų dinastija, kuri be abejo buvo islamiškoji dinastija ir jinai atkeliavo su Baburu 16 amžiuje. Ir natūralu, kad kadangi ekspansija vyko iš šiaurinės dalies, tai pirmieji centrai ir kūrėsi šitos imperijos šiaurėje. Ir ko gero, galėjo būti taip, kad tam tikros šventyklos būdavo sunaikinamos ir jų vietoje statomos mečetės. Tai Baburo mečetė yra viena iš seniausių mečečių Indijoje, bet buvo rasta, allegedly irgi, tam tikrų archeologinių duomenų, kad toje vietoje, kur stovėjo Baburo mečetė, buvo buvusi Dievo Ramos gimimo šventykla. Ir 90 metais buvo suorganizuota precedentų neturinti politinė kampanija nugriauti mečetę ir atstatyti Dievo Ramos gimimo šventyklą. Ir be abejo viena iš iniciatorių šitos didelės kampanijos buvo dabartinė viena iš prieš tai valdančiųjų partijų, tai yra Indijos tautininkai. Dabar jiems ne taip gerai pasisekė šiemetiniams rinkimams, bet vis dėlto šitos partijos atstovas, lyderis yra dabartinis premjeras Narendras Modi. Tai tais 90 metais ten buvo didžiuliai raliai, buvo važinėjama per visą Indiją ir sakoma, mes turim susigrąžinti Dievo Ramos šventyklą. Ir tai iš tikrųjų, ar šitas efektas būtų pasiektas, kad šimtai tūkstančių žmonių su paprastais primityviais įrankiais nušluotų mečetę nuo žemės paviršiaus, jeigu nebūtų visa šalis gyvenusi Ramayano serialu, nes visi gyveno, ta prasme, tuo serialu. Ir tenai buvo kuriami įvairūs propagandiniai filmai, kurie iš esmės buvo, jų stilistika buvo tokia pati, kad atitiktų, reiškia, Ramayaną. Aš šiandien tokią ištraukėlę parodysiu. Čia iš tokio dokumentinio filmo, po to parodysiu ir nuorodą, kur gali daugiau apie visą šitą konfliktą pasiskaityti. कि बाबरी मस्जिद में यकायक चांदी सी फटी और उस तेज रोशनी में मैंने देखा कि 4-5 साल का बेहद खूबसूरत लड़का है। जब बेहोशी टूटी तो मैंने देखा। Tai žodžiu, čia yra ale dokumentinis pamatymas Ramos uždaryto į narvą toje Babri mečetėje. भगवान श्री राम दादा अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर प्रकट हुए। Tai žodžiu, čia jeigu įdomu yra apie visą šitą mečetės konfliktą, tai yra toksai Indijos disidentas, dokumentikos kūrėjas Anandas Patvardanas, kuris, aišku, dėl ko yra labai kritikuojamas dabartinės Indijos valdžios ir nepageidaujamas, bet jisai labai intymiai ir labai
su tokia empatija šitus visus Indijos skaudulius savo dokumentikose apsako, tai va šiandien yra vienas iš tų jo dokumentinių filmų, kuris yra YouTube beje visas su titrais. Tai mes iš tikrųjų matom, kad šita politinė kampanija rėmėsi išskirtinai serialo estetika, nes tuometinis BJP prezidentas LK Advanis, jisai važinėjo po Indiją su šitų savo gruzavyku, kuris buvo perdarytas, kaip atitiktų tą Dievo Ramos karietą iš serialo. Kartu su savimi jisai vežiojosi 3 vaikus, kurie buvo perrinkti Ramajanos personažais ir žodžiu visa šalies, visi sentimentai tiesiog suplaukė, jų visas experiences, žiūrint šitą serialą tiesiog išsiliejo į tą tokią masinę isteriją, kai visi suplūdo tada 100 000 žmonių į Ajodijos miestą. Tai yra vienas iš tų pavyzdžių, kaip toksai tamprus santykis tarp populiariosios kultūros ir politikos iš tikrųjų yra viena ir neatsiejama vienas nuo kito. Dabar šokant į kitą visiškai pavyzdį ir visiškai kitą kontekstą, tai aš norėčiau pakalbėti apie tokį labai unikalų Indijoje žanrą, nes vis tiek Ramajana tai yra tiesiog to senovinio mito perpasakojimas, gerai, ten naudojant kažkokius tai specialiuosius efektus ir taip toliau. Kiek jie tie yra specialiai efektai, aišku, galim galvoti, bet vis tiek. Tuo tarpu visiškai kitas žanras, kuris man asmeniškai yra labai įdomus, tai yra vadinamieji deivių filmai. Tai yra filmai, kurie yra išimtinai skirti vienai ar kitai moteriškai dievybei. Arba šiaip galima sakyti, kad tai yra filmai apie tą vieną kosminę energiją šakti, kuri gali turėti labai skirtingų apraiškų. Tai moteriškoji kosminė energija, kuri manifestuoja skirtingomis deivėmis. Ir tų deivių Indijoje, aišku, yra šimtai, yra ten pagrindinės, tos konvencinės deivės, bet yra labai labai daug tų įvairiausių kitų deivių, kurios turi populiarumą dažniausiai įvairiose regionuose, kaimuose, nes vis dėlto tai yra labiau galbūt siejama su tokia agrarinė kultūra ir tuose labiau agrariniuose regionuose jos ir yra populiariausios. Ir deivės iš tikrųjų yra turbūt netgi labiau gajos ir prisitaikančios prie pačių įvairiausių socialinių kontekstų nei dievai. Ir tą mes galime matyti iš pačių įvairiausių šiuolaikinių deivių. Tai kairėje mes turime Aidzama arba AIDS deivė, kuri apsaugo žmonės nuo AIDS. Jinai atsirado, išpopuliarėjo, kai Indijoje buvo prasidėjusi živ epidemija. Apačioje mes matome koronos deivę, reiškia, arba tai yra Durga, kuri žudo jau dabar nebe Mahishasūrą, bet Koroną Asūrą arba Koronos demoną. Čia per Durgos festivalius, kurie visai neseniai vyko. Dešiniai pusėje mes matom anglų kalbos deivę, kuri yra, reiškia, neliečiamųjų deivė. Jinai yra visiškai tokia, visiškas naujadaras, nes jinai stovi ant kompiuterio, yra padaryta pagal Amerikos laisvės statulą ir rankoje laiko parkerį. Bet jinai iš tikrųjų atlieka labai svarbią socialinę misiją, nes, kaip žinia, Indijoje, nors konstitucija Indijos panaikino neliečiamybę, bet neliečiamieji dalytai vadinamieji, jie vis dar yra ir ypač regionuose jie vis dar turi tą įvairią socialinę atskirtį. Tai vienintelis būdas jiems kažkaip tai peržengti tą savo ir stigmatizuojamą pačių marginalumą, tai yra edukacija. Ir šita deivė jiems sako, kad jeigu tu išmoksi anglų kalbą, tai tau viskas atsivers, tu galėsi, kaip sakant, išvažiuoti kažkur kitur, tu galėsi, reiškia, nebebūti pats savo auka. Tai šitos deivės, kaip mes matom, jos visą laiką, jos labai labai yra imlios įvairiems sociopolitiniams ir ekonominiams pokyčiams ir jos labai manifestuojasi viena iš kitos ir labai greitai transformuojasi atliepdamos poreikius pačius įvairiausius. Tai apie tą tokią greitą ir fundamentalią adaptaciją, tai aš noriu pakalbėti apie filmą, kuris visą tai ir, galima sakyti, ir pradėjo. Tai yra filmas Jai Santoši Ma. Išsiverstų kažkas panašaus į Tebūna pagarbinta deivė Santoši.
75 metais išėjęs filmas, kuris sukėlė praktiškai tą patį, ką sukėlė Ramayana 80-aisiais. Tik tai buvo ne televizinis, bet kinoteatrinis filmas. Filmas visiškai nežinomo režisieriaus, kurio žmona buvo šitos deivės garbintoja, jinai tiesiog pasakė, kad sukurk man filmą apie mano mėgiamą deivę. Ir jisai tą padarė. Filmas nušlavė to meto visus Bolivudo hitus, ta prasme ten visi Amita Bačano filmai, kurie jį iškėlė į visą Indijos kino olimpą, viskas nuplaukė, kai buvo išleistas šitas filmas. Ir kas yra turbūt irgi įdomu tai, kad šita deivė Santoši, kaip ir daugelis kitų Indijos deivių, jinai nebuvo labai populiari, jinai ten turėjo gal kokias kelias šventyklas visoje Indijoje ir buvo labai nedidelė grupė žmonių, kurie garbino ją. Po filmo ir po kelių dešimtmečių Indijoje mes jau turim keliasdešimt jo šventyklų su labai didžiulė šventykla Delija, kur labai dažnai per tas vadinamasias artį arba apeigas skamba muzika iš šito paties filmo. Tai mes irgi turim labai, aš jau nebeįdėjau ten tų dokumentuotų ištraukų iš spaudos, bet mes irgi žinom, kad žmonės eidami į filmą prie kinoteatro nusimdavo savo batus, kas reiškia, kad tuo metu kinoteatras tampa deivės erdvė ir tai yra deivės šventykla. Tai žodžiu, tas toksai santykis tarp to, kas yra matoma ekrane ir tos tokios vėlgi religinės patirties kinoteatre, matomas labai akivaizdžiai. Ar tai yra pagrindinė priežastis, kodėl šitas filmas išpopuliarėjo? Ir taip ir ne. Ir čia mes galim pamatyti keletą tendencijų, kurias mes po to matysim ir kituose deivių filmuose ir dabartiniai galbūt ir literatūrai. Tai yra, šitų filmų siužetai yra labai labai panašus. Ta prasme, paprastai mes turim kažkokią tai merginą, moterį, kuri yra kažkokios tai deivės garbintoja. Ir jinai patenka, ta mergina ar moteris, jinai patenka į keblias situacijas. Ten priverstinai ištekinama, ten ją engia visi, kas netingi, ten ir vyro, ten šita motina ir visi kiti šeimos nariai. Ir žodžiu, jai yra labai sunku gyventi, bet kadangi jinai labai pasitikė savo, reiškia, deivė jai visur padeda. Jinai apsireiškia įvairiais pavydalais, ten jai padeda ir galiausiai piktadariai yra nubaudžiami ir, reiškia, yra, kaip sakoma, atsimokama už ištikimybę šitai deiviai. Tai čia gali būti vienas iš tų tokių filmo sėkmių, būtent tai, kad filmo režisierius skirtingai nei kiti mitologiniai filmai, kurie darydavo tam tikrą distanciją tarp tų dievų. Dievai būdavo kažkas tai, tokio, reiškia, švento ir nepasiekiamo. Šitas režisierius, jisai padarė naratyvą labai paprastą. Tenai veikia ir žmonės, kurie yra labai, tokie bjaurūs, ta prasme, kad mes iš karto pajaučiam jiems antipatiją, kaip, pavyzdžiui, šitos dvi merginos kampe, kurios yra mūsų deivės garbintojos vyro, ten šeimos kažkokios tai narės, kurios labai nenori, kad jinai būtų toje šeimoje ir todėl jai ten visur strukdo ir maišo. Bet taip pat mes turime ir pagrindinės deivės, kurios irgi pavydi, kad deivė Santoši turi tokią gerą maldininkę ir jos ten irgi bando ten visur trukdyti. Tai žodžiu, tos visos intrigos, melas, kažkokios tai žmogiškos tokios savybės yra suprojektuojamos į dievus ir deivės. Ir tai turbūt priartino žmogų ir tą žiūrovą leido jam pajusti tai, kad reiškia, tie dievai yra praktiškai tokie labai pasiekiami ir mes galime su deive, pavyzdžiui, kurią mes prioritizuojam, sukurti labai intimų kontaktą. Tai čia viena priežastis. Kita priežastis labiau ekonominė, kodėl šitas filmas išpopuliarėjo. Dažniausiai moteris kaimuose, regionuose, jos yra vežėjos tam tikrų ritualų. Ir labai dažnai iš deivės jos yra pakankamai išrankios, kad atlikti joms jas pamaloninčius ritualus, kartais reikia tikrai labai daug įvairiausių priemonių ir maisto produktų, ir tai yra sudėtingi ritualai, tai kas yra vadinamas vrat Indijoje. Filmas tuo tarpu pasakė, kad deivei Santoši reikia tik 2 ingredientų, tai yra cukraus ir avinžirnių. Ir
tai yra tokie produktai, kurių yra kiekvienoje šeimoje, tai yra labai pigus produktai. Ir turbūt žmonės kažkaip pagalvojo, kad okei, tai jeigu iš tikrųjų tam, kad kaip filme rodo, gauti visas šitas malonės užtenka taip nedaug, kad tą deivę pamaloninti, tai gal iš tikrųjų apsimoka truputėlį ir painvestuoti. Ir todėl tas toksai išpopuliarėjimas staigus gali būti susijęs ir su tuo, kad žmonės tiesiog labai aiškiai priėmė, kad šitai deivei reikia mažai, o grąža yra tikrai didelė, tai kodėl nepabandžius. Ir iš tikrųjų visas tas tada naratyvas apie ten visus tos žmogiškus jausmus tampa irgi tokia kaip pridėtinė verte. Ir tada tas toksai kontekstas, kur mes tikrai labai matome aišku tokį realizmą, sakykime, o ne kažkokį tai tolimą dieviškumą, yra šitų filmų populiarumo priežastis. Ir tai yra vienintelis žanras iš visų mitologijos žanrų, kuris nekalba apie kažkokį tai mitologinį laiką, kaip pavyzdžiui Ramajaną, bet kalba apie deivės, kurios yra mūsų šiandienos pasaulyje. Ta prasme, jos manifestuoja, jos prisiema kažkokią tai įsikūnymą būtent šiandieninėme gyvenime. Ir čia vienas iš tokių dar papildomų scenų iš kito filmo, iš kažkurio tai iš ten 2000 metų filmo, kur reiškia vėlgi turim, aš sceną po sceną parodysiu, kad būtų aiškiau. Turim vėlgi deivės garbintoją, kurią ten engė jos vyras, jinai tenai per prievartą ištekinta, bet jinai paklūsta savo tam vyroje, vyro vienintelis ten noras yra ją, žodžiu, apiplėšti, pasimti jos visus pinigus ir panašiai. Ir čia mes matome sceną, kai jisai sako, reiškia, čia duok man tos pinigus, man ten reikia kažkur tai ten, reiškia, juos investuoti ir taip toliau, ir jinai gerų norų atiduoda jam tos pinigus. Jinai grįžta tada į savo kambarį, o tenai sėdi jos teta iš Amerikos. Bet teta iš Amerikos nėra teta iš Amerikos, tai yra deivė, kuri apsimeta, kad jinai yra teta iš Amerikos. Ir jinai sako, ką tu padarei dabar, kur tu buvai pas savo vyrą. Ir jinai sako, pažiūrim kartu televizorių. Ir per televizorių jinai mato lygiai tą pačią sceną, kaip jinai, reiškia, atiduoda tuos visus savo pinigus. Ir tada jau mato, kas įvyko po to, kai jau jinai išėjo. Ir mes matom, kaip čia tas vyras džiaugiasi, kad štai kaip apgavau savo žmoną, dabar būsiu turtingas ir panašiai. Tai tas toksai išradingumas tą deivę labai šiuolaikiškai kontekstualizuoti, kad tai nėra kažkoks tai nepasiekiamas, dieviškas apsireiškimas, tai yra labai labai žemėje tarp mūsų esantis ir mus gelbėjantis pagalbininkai. Tokia yra dažniausiai šitų filmų esmė ir tai irgi rodo, kaip tos deivės adaptuojasi prie šiuolaikinio konteksto, išnaudoja šiuolaikinės technologijas, aišku, čia 2000 metai, tai televizorius dar buvo šiuolaikinė technologija, tada, bet kuriuo atveju. Kas dar yra įdomu apie šitos filmus, tai yra, aš netgi galėčiau pavadinti juos tokiais to vadinamo folk horror arba liaudies siaubo pirmtakais, nes labai dažnai šitie filmai tam, kad dar labiau pagilintų tą savo naratyvą ir jo veiksmingumą, į savo pasakojimą įtraukia daug įvairiausios magijos ir kitų elementų, nes aišku, jeigu tu nori pakenkti vargšiai mergaitai, tai tu eini pas piktąjį burtininką, tai kas yra Indijoje tantrikai vadinami, ir tada jau tas tantras arba tantrikas ten užbūrė, pasinaudoja tą vadinamą džadų toną arba juodąją magiją ir kviečiasi demonus ir tada tie demonai bando kenkti ir tik tai deivė tada gali tuos demonus suvaldyti. Tai va tokie kažkokie tai labai regioniniai elementai, kurie iš esmės kas ir yra folk horror arba liaudies siaubo, kaip sakant, toksai vinis, tai yra kažkokie tai tikėjimai, kurie peržengia reglamentuotos religijos ribas ir dažniausiai remiasi kažkokius tai tokius vietinius papročius, vietinės praktikas. Tai visa tai, ką mes dažniausiai ir matom šituose filmuose, tai yra ateinantys labai realūs liaudies tikėjimai, kuriais žmonės tiki, bet kurie išeina už tos konvencinio hinduizmo ribų. Tai aš vieną tokių scenų parodysiu. Sakiau, mačiau, kad čia vaikų kartais būna, tai čia bus truputėlį ta scena tokia žiauresnė, bet aš perspėju, nes čia bus kertama, tiek to,
Nenoriu spoilinti, bet... Tai čia jau matom tą vadinamąjį climax, kur jau Deivė pasirodo pačiam savo aršiausiam įsikūnijime, kaip Deivė Kali paprastai ir panašiai, tam, kad nubaustų mūsų piktadarį. Čia matom visus jos kitus įsikūnijimus pavydalus, bet čia jau jinai yra pačiam savo agresyviausiam. Čia dabar kirs galvą, tai jeigu galit nežiūrėti. Nu va, čia jau truputėlį geresni efektai, ne, negu Ramaina, bet šitos efektus darė iš tikrųjų Britai, konkrečiai šitam filmui. Ir šitas filmas, Samurų, jisai tiesiog vėlgi revivalino visą šitą žanrą ir po to jau labai prasidėjo daugybė visokių kitų deivių filmų būtent dėl šito filmo populiarumo. Bet... Kas čia yra įdomu, tai dešinėje mes iš tikrųjų matom tą tradicinę Deivės Kali ikonografiją, kurią jūs visur pamatysit Indijoje, ir tai yra tie patys elementai iš esmės, ne, nukirsta galva, bet vis dėlto yra truputėlį kitų skirtumų ir aš manau tie tokie subtilūs skirtumai ir yra tai, kas šitą kiną jau daro visiškai inovatyvų toje hinduistinėje mitologijoje, nes kaip mes matome, Deivė Kali yra įsikandusi liežuvį ir jinai yra užlipusi ant dievo Šivos. Ir ta toksai konvencinis šitos mitologijos aiškinimas yra, kad kai Deivė Kali jau įgauna tą jau patį savo aršiausią pavydalą ir jinai yra nebesustabdoma ir atrodo, kad jinai ne tik nužudys tą demoną, bet nužudys ir visą visatą, nes jinai tiesiog yra tam tokiam destrukciniam frenzy. Ir todėl Šiva atsigula jai po kojomis ir jinai užlipa ant jo eidama ir tada suvokia, kad jinai užlipo ant savo vyro, nes šiandien vienoje iš mitologijų Šiva yra jos vyras ir jinai iš gėdos įsikanda savo į liežuvį, kad jinai savo kojomis palėtė savo vyrą ir tada jinai nurimsta. Bet tai visiškai ne tai, ką mes matome filme. Iš tikrųjų, filme nėra jokios gėdos jausmo ir iš tikrųjų tokiuose folklorinėse interpretacijose yra ir sakoma, kad Deivė Kali įsikanda į savo liežuvį iš įniršio. Ta prasme, ir aš manau, kad tą mes ir matome šituose filmuose, kurie atsisako tos konvencinės ir galbūt tokios patriarchalinės mitologijos, kad reiškia Deivė gali nuraminti tik tai jos toksai submissive požiūris į savo vyrą, o čia iš tikrųjų Deivė pati atlieka savo darbą, įsikanda į liežuvį, kirsdama tą galvą ir nurimsta pati savaime, kai jau į savo misiją atlieka. Tai vėlgi matom, kad yra labai tokių subtilių, labai panašiai ikonografija iš tikrųjų, bet yra labai subtilių skirtumų, kas ir parodo, kaip šitie filmai iš tikrųjų interpretuoja tuos mitologinius siužetus ir galbūt netgi galima laikyti, kad vis tiek jie prisideda prie tokios, vėlgi tą anglišką žodį pasakysiu, awareness ir moterų padėties, nes dažniausiai vis tiek moteris yra aukos pozicijoje ir jai reikia tos deivės, kad jinai dažniausiai vyrišką agresorių sutramdytų, pastatytų į vietą arba tiesiog kaip čia sunaikintų, nukirsdama galvą. Paskutinis dalykas, nes jau turiu baigti ir aišku, kaip visą laiką aš turiu per daug medžiagos, bet aš dar noriu apie tą religinį potyrį pakalbėti ir kodėl iš tikrųjų, kaip kyla tas toksai
sąlytis turbūt tarp žmonių ir to ekrano ir tos medžiagos, ką jie mato. Ir atsakymas yra galbūt pačioj struktūroje, kaip šitos visos, kaip filmai yra sustatyti ir jų estetikoje. Tai aš noriu iš to grįžtant į 70-uosius metus šitą filmą Jason Toshima, parodyti jums tą atidaromąją dainos intarpą, kuris beje ir skamba dažnai jau šiuolaikinėse deivės šventyklose. Ir aš pabandysiu paaiškinti, kaip šita scena yra sudaryta. Nu, tai čia aišku, dažniausiai mes ir pradedam, kad susitinkame tą mūsų pagrindinę veikėją, Satyavati, kaip šiame filme, kuri yra deivė Santoši didžiausia ir geriausia garbintoja. Tai va, labai trumpai, bet čia jau gal irgi galit pamatyti tam tikrą kadrų išdėstymą ir kameros darbą, kuris šiandien yra kertinis, aš manau. Ir jisai yra susijęs iš vis su bendra garbinimo tradicija hinduizme, nes labai dažnai yra laikoma, kad garbinimas, religinis garbinimas Indijoje yra ne tai, kad mes, kaip mūsų galbūt krikščioniškoje tradicijoje, užsimerkiam ir mintimis kreipiamės ten į Dievą. Tai Indijoje yra kardinaliai atvirkščiai, mes neturime užsimerkti, bet mes turime atsimerkti, nes garbinimas tai yra vadinamasis darshan arba pamatymas, apsikeitimas žvilgsniais. Mes ateiname ne šiaip pasimelsti į šventyklą, mes ateiname pažiūrėti į Dievą ar Deivę ir būti jo arba jos pamatytiems. Tai yra apsikeitimas žvilgsniais. Atlikti darshan tai yra apsikeisti žvilgsniais su Dievu ar Deivę. Ir šita tokia, aš kaip vadinu ją, kinematografinis darshan vadinamasis, ir yra, galima jį atsekti šitose scenose, nes mes viename kadre matome kamerą truputėlį už statulos, tai tarsi mes duodame žvilgsnį iš Deivės perspektyvos, tada turime tokį stambesnį planą Satyavatės, kuris žiūri į Deivę, tai vadinasi tiek Deivė, tiek jos garbintoja keičiasi žvilgsnis, bet ką šitie filmai įveda tokio labai įdomaus ir naujoviško, tai tą vadinamai frontalų į planą. Tai yra, kai mes turime aktorių, pavyzdžiui, kitose mitologinėse filmuose, arba tiesiog Deivės atvaizdą žiūrinti tiesiai į kamerą, arba žiūrinti tiesiai į ekraną. Vadinasi, mes patys, kai mes ateiname žiūrėti šitą filmą, mes dalyvaujame šitame apsikeitime žvilgsniais. Tai yra trigubas darshan vadinamasis. Veikėjas žiūri į Deivę, Deivė žiūri į veikėją, bet tuo pačiu metu Deivė žiūri ir į mus, ir mes taip pat žiūrime į Deivę arba Dievą. Ir mes tada pradedame dalyvauti šitame ritualistinėme darshan. Ir todėl tai yra nenuostabu. Visi ten juokiasi, kaip, reiškia, oi, ten indiškame kine tiek mes matom, kaip ten kamera zoomina į ten akis. Bet akis yra labai svarbus elementas tuomet šitame visame kontekste. Ir jeigu mes pažiūrėsim į tą kairėje esančią fotografiją, kai menininkas, religinis skulptūrų kūrėjas, kai jisai, jo paskutinis akcentas užbaigiant Deivės arba Dievo statulą yra akių nupiešimas, nes kai tu nupieši akis, vadinasi, Dievas arba Deivė pradeda matyti ir tu jau gali atlikti tą vadinamąjį darshan. Todėl indiškame kine nenuostabu, kad yra tiek daug ypač stambaus plano koncentruojančias į akis, nes aktoriai juk irgi turi dievišką statusą Indijoje. Tai vadinasi, apsikeisti žvilgsnį su savo mylimu aktoriumi yra lygiai tas pats, kas atlikti tą religinį ritualą kažkur tai šventykloje. Ir dabar jau visai baigiant, aš noriu tokio linksmesnį tokį klipą parodyti. Tai yra vieno iš tokių fantasy, galima sakyti, epų didelio biudžeto Bahubali, sutiktuvės jo trailerio kino teatre Haiderabade. Ir mes tiesiog galim pažiūrėti, kaip žmonės sutinka. Čia yra dar
tie kino teatrai, vadinamieji single screen, tai yra, kur vienam kino teatrui rodomas tik vienas filmas ir daugiau joks kitas filmas nerodomas. Jie dar yra tokie kolonijiniai, nes jie turi skirtingas ložes, turi balkoną, pavyzdžiui, kur galima žiūrėti, bet dažniausiai va ta jau tokia pati entuziastingiausia ir mažiausiai pinigų turinti publika būna šitose jau, reiškia, stalls vadinamosiose, ne balkone. Ir iš tikrųjų tik tai šituose dar kino teatruose mes galim patirti tai, ką patiriam čianai, nes jau tuose multiplexuose dėja, bet tas experiences jau kitoks. Tai va, tai aš manau, kad tai irgi yra tam tikra prasme, kur yra ta riba, kur pasibaigia filmas ir prasideda jau religinis potyris. Aš nežinau iš tikrųjų, bet man atrodo, ta riba Indijoje yra tikrai labai tokia vandeninga ir trapi. Ir mes iš tikrųjų, kaip matėme, turime tikrai labai didelę tradiciją, kaip šitas santykis tarp to, kas yra ta konvencinė kažkokia tai mitologija užfiksuota ten šventraščiuose ir tos pačios įvairiausios formos, kurias jinai įgauna jau šiuolaikiniame pasaulyje. Ir čia jau nebekalbėsiu, bet tik tai parodysiu, kad dabartinė naujausia forma tai yra būtent ta vadinamoji žanrinė literatūra, kuri yra rašoma anglų kalba ir jinai jau perėmus yra tą tokį imaginacinį santykį su konvencinė mitologija, todėl mokslininkai turi tam tikrą netgi terminą nusakyti šitai naujai literatūrai, jinai vadinama Bharati fantasy, tai Bharati, aišku, nuo žodžio Bharat arba tas toks jau tradicinis sanskritiškas Indijos pavadinimas ir todėl ta fantasy yra Bharati, kadangi praktiškai visi mitologiniai naratyvai yra paremti kažkuria prasme įvairiais mitologiniais siužetais, Ramajanos, Mahabharatos ir visų kitų šventraščių, bet jie jau yra interpretuojami vėlgi labai naujai. Tai čia galbūt kada nors kitą kartą papasakosiu jau konkrečiai apie šitą labai įdomų ir naują fenomeną, nes jisai irgi yra labai politizuotas, bet turime politiką iš abiejų pusių. Tai yra, kad vieni romanai be abejo palaiko dominuojančią ideologiją, tačiau kiti irgi naudodami tą pačią mitologiją kvestionuoja dominuojančias normas. Tai va, tai ačiū ir jeigu turit kažkokių tai klausimų, tai dar gal turim laiko kažką taip pakalbėti.